Labą dieną ir sveiki sugrįžę į mano naują vlogmas. Ir šiandien yra, kodėl aš norėjau sakyti, birželio, gegužės 15 diena. Domas išsidirbinėja. Ko tu pyksti mane? Nustok pūst, prašau, aš tave išjungiau. Dabar yra vėlyva mūsų pietų pertrauka, nes šiandien visą dieną yra toks balaganas. Ir mane labai visą dieną nuoširdžiai pasakęs biškė Domas pykdo. Aš viską normaliai darau, čia išsigalvoju šūdus. Tai žodžiu, dabar galvoju pasidalinti savo pietų mini tokia idėja. Aš tiesiog būna susipjaustau daržovės, jas susiprieskoniuoju ir pašaunu į orkaitę. Aš nežinau, kiek čia būtų Celsijais, bet Fahrenheitais tai 425, tai čia gal koks 200 būtų. Kodėl tu nenorėjai tiesiog chicken nuggetsų pasišildyti? Nes aš turiu idėją, ką aš pamačiau Instagram ir aš tai noriu padaryti. Ir aš tiesiog noriu pavalgyti. Bet čia morkos, bulvės ir svogūnai. Tai tada į apačią kaip bazę dedi salotą, sudedi daržovės, uždedi mėsytę ir uždedi kokią sūrą, padažą ir piek. Tu nori Burger King'o? Ne. Tai va, greitai paaiškinu, ką darys. Tai va, sakau, pašaunu, suprieskoniuoju, iškepa, tada turiu faršą. Jį irgi pakepinu. Tu dar faršą dėsi į šitą? Ne, faršas atskirais. Tai kas čia bus? Faršas su troškiniu? Tai jūs suprantat, kodėl šiandien mane erzina? Vieną gali man vieną, snukį duoti. Neduosiu, be smurto, bet... Tai va, nes to šiandien ryškiai yra ne mano diena, nuo pačio ryto. Plauku šukavaus, nėjo tai, ką norėjau padaryti. Niekur nespėjau, žodžiu. Trenkam nors. Aš stalui trenksiu. Trenkam nors. Šiandien tiesiog yra ne mano diena visiškai. Ką darau, niekur nespėjau, nieks nesigauna. Tiesiog noriu užsidaryti. Davai, nueik į tą leasing ofisą, ne, kur sėdi bičelis ir jam tiesiog bankit. Ne, neduosiu, ne. Tegul sugeria viską kaip dievo vinėlis. Tai va, dedu tiesiog random visokius prieskonius, pipirai, druska, paprika, tiesiog taip normaliai. Tai veltui yra toksai dalykas kaip atpirkimo ožys, žinai. Visi žino, kas tas yra. Tai man čia kmynai malti. Kaip angliškai šitas dalykas? Mat, jūs suprantat, kodėl jis šiandien mane erzina. Tiesiog jo visi jokeliai šiandien nejuokingi. Pasakyk, kaip kmynai angliškai. Ne, nesakysiu. Stiprybės man šiandien. Va, ką pasakysiu. Tada česnako miltelių gali dėti. Bet aišku, pro šoną viskas. Tai geriau suramyk, penktadienis. Tu žiauriai rami būni visą savaitę, kai dirbti reikia ir tada, kai tik ateina savaitgalis ir laisvas laikas. Žinai, kad buitinių konfliktų daugiausiai būna savaitgalis. Bus daugiau dar, padidinsim statistiką. Oi. Tada aliejum gerai. Čia rentai kartu su receptu. Tęsiam rubriką Aurytės virtuvėlė. Tiesiog viską išmaišom, pašaunam, kepsiu 35 minutės. Tai man irgi reik valgyti. Iškepėm nuo daržovės, aš jau pasidariau tokią bazę, tiesiog salotas. Ir dabar ant viršaus uždėsiu šitą. Ir pasidariau tokį garstyčių padažiuką. Greit sukombinuojam viską. Atrodo visai gražiai daržovės. Tada biškiuką to padažiuko. Ir ant viršaus uždedu parmezano su dar sūriu. Tai toks vat galutinis variantas. Kokios pusiau salotos, pusiau ne. Skanaus man ir einam pietauti ir susitiksime vėliau. Gyva reakcija tavo. Aš sakau, Domai, aš taip džiaugiuosi, kad aš vakar jau pirk dovanas ir viską pasidariau, nes aš šiandien niekur neleisiu iš mūsų kamurkės. Niekur. Ne mano visiškai diena.
Niek nespėjau, niek nepasidariau, viskas išbėga, viskas krenta. Viskas prasidėjo nuo plaukų, kai ryte nėjo susirišti, kaip norėjau. Tas pasiūlymas trenkti administracijos darbuotojų vis dar galioja. Ne, o kaip jums pasitaiko tokių dienų pakomentuoju? Mane šiandien tiesiog pribaigs. Lemba, Aura, mums reikia būti visai atidėjom 3, 4, 5 valandą. Man dabar šitos nelitės noriu suvalgyti pat šitą gabalą, halvas visą. Dar rasas rašo. Aš noriu susiviniuoti į kokonėlį ir gulėti. Šiandien tiesiog, tikrai ne mano diena. Žinai, kaip išgelbėsim šiandieną tau? Kiesiai. Jo, kubilo vištos duosim tau. Valgysi kubilo vištos. Kubilo vištos. Bet šiaip skanus pietus buvo, bet jau man gaila, kad tu nesidėjai garstyčių padažų. Visi sakom tą didžiausią kibirą ir valgom, kol regėjimas susilpnės, žinai. Ne, man užteks to, kur mes praeitą per rinkinų žodžių. Gerai. Žinai, taip, abudu atsigulam ant lovos, ne kibiras tuščias ir taip matai, kaip to vizija tokia blėsta. Adomas va taip rodo, akytėm labai mėl. Žodžiu, pabandom išgyventi šiandieną kažkaip nenumirus. Adomai, kaip tu elgis, kaip bežionėlė tu elgis? Skrečins. Tai va dabar šiandien yra mano diena. Lema, tu kavą išversi, gal tu pasidėjo kavą šitų. Kava bent skani, vėl sudariau saldainų. Neišnekėt galiu niekur, tikrai Adomai nori man duoti visus 3 telefonus, matai man liežuvis velis. Dabar vyks vienas iš batų paleidimų ir bus toks įdomesnis, kad ten reikės tiesiog paimti paveiksliuką, jį surasti, nutrinti, pažiūrėti video, paskui kažką paspaust, žodžiu, toks bardakas balaganas. Tai, žodžiu, aš turiu 3 telefonus ir bandysim pagauti. Aš sakau, šiandien negaliu kalbėti. Jeigu nesusivels pirštai ir viskas pavyks, tai... Ne, be streso, viskas okei. Adomai, tu su stresu. Visada. Ką tik 200 mg kofeino išgėrė. Tu visą energetinį išgėrė? Ne, pusę. Tai ne 200. Pusę dabar, pusę prieš kitą raundą. Bus 3 raundai. Jeigu nepaslysiu su pirštu, nenukrisiu, bus... Paslys pirštas, nukrisi ir apsišyksi, tiesiog ir gulėsi, tak žinai. Įdomu komentarai. Gerai, 4 minutės. Žodžiu, šiandien bus tokie 3 visi paleidimai. Kaip nors. Kaip man pasidėti? Kas bus o? Į kalėjimas. Kas bus o? Kaip bahūras sėdžia. Bet nėra kur telefonų pasidėti. Aš įdėdinėsiu, nes 3 sekundžių. Man ką daryti, išjungti ar palikti? Nu, aš dabar jungiu, ne? Ir telefonai slystai. 10 sekundžių. Va, eik. Vienas kažkodėl pasirodė, va taip pat. Nėra. O kodėl man? Pasirodė, ne. Kodėl neina toliau? Karim! Kodėl reikia tiek daug trinint? Gerai, greit parodysiu. Yra toksai dalykas, paskrečinė, atsiranda batukas. Ir turėtų išmest video. Bet kažkodėl nei ant šito, nei šito neveikia. Tai dabar bus 2 bandymas. Žiūrėsim, ar toliau seksis. Labai jau dabar užkeltos viltis. Aš nieko negavau. Aš nieko negaliu pasakyti. Nu man tai pačiai aš jaučiu spaudimą. Jau vieną pagavau. Gal galiu paleisti? Pavyzdžiui, aš nuskrečinau, nieko nebuvo, viskas, noriu Liūdesėlis. Paskutinis rodėjo tamsoje bus. Matys tik tiek, kiek apšvies telefonas, kaip demonas atrodo. 30 sekundžių. O, kažkas žokas.
Tai dabar kas vyko, nebedarė jokių tų trinamų bilietėlių, tiesiog reikėjo prisijungti į loteriją, ar tau duos ar ne. Ir mūsų Nike nemėgs, tai tikriausiai neduos. Įjungsiu kamerą jau, kai bus kažkokie rezultatai. Update'as toks, kad nebegavom vienas tik batas. Liūdesėlis, bet ką padarys? Kaip mes atsigausim po šito emocionalaus traukinio? Reiks laimės kebabo, kuris bus KFC vištiena. Ir vėl, sakys, tie valgo, nes pietus beveik sveiki buvo. Geriau nukirp 15 metų, bet gyventi skaniai. Smagiai ir skaniai. Tai gerai, mes keliavom į lauką išveš čipsą. Ir šiuo momentu tiek. Vis dar penktadienis tebesitęsia ir tikiuosi jau dabar po to batų pagavimo viskas geryn. Aš atėjau dabar čia pas mus tam apartmentų komplekse. Padarė tokią paslaugą, ne paslaugą, tokia kaip ir dalyką, kad tu gali ateiti ir susipakuoti dovanėlės. Viską jie duoda kaip ir patys ir aš galvoju, aš tikrai pasinaudosiu tą progą. Tai palauk, parodysiu, ką čia galima rasti. Čia aš jau truputėlį išsirinkau, bet tai žiūriu šitas visai gražus popierius. Šitas. Čia yra visokių likučių. Tišių, čia vyniot viduj. Tos juostelės. Kaspiniukai. Labai mėly. Kėdukai. Maišiukai ir net ir žuvis. Man kol kas mano viena šita dovana, tai čia šita originalią dėžę, bet visai smagu. Tai dabar tiesiog pabandysiu bent jau vieną dovaną supakuoti ir paskui žiūrėsiu, nežinau, ar aš viską ir mane dabar stebi žmonės, tai man truputėlį nejauku. Tai žodžiu, einam pakuoti bent jau vieną dovaną ir tada liks mažiau. Taip pat aš atsinešiau truputėlį savo. Tai čia šitas, kur pirkau Timo šienę. Ir aišku šitas kaspinas jau man šitai būtų paramažinimas. Tai čia aš pasiliksiu prie šito. Nusprendžiau tiesiog perrišti paprastu savo šitokį. Uždėjau kaspiniuką, viršų įkišau tą. Tai įvertinkit, kaip mano darbą. Visai mielai, paprastai. Tai toliau aš jau ir neberodysiu, nes visas procesas bus vienodas ir visos dovanos turėtų atrodyti labai vienodai. Kurgi mes esame? Taip, čia. Einu atnešti, nu ne kibirą, dėžė. Mes pasimėm dėžę. Mes visą savaitę normaliai valgėm, bet aš nefilmau, tai dabar visi galvos, kad mes vien valgom ir aš niek nedarau valgyti. Šiaip mūsų maistas turbūt atrodo kaip daugiausiai. Kaip tai? Ne, nu tipo, žmonės dažnai kategorizuoja labai sveiką maistą ir tipo viskas, kas mažiau negu labai sveikas maistas yra tiksliau šūdas. Gerai, einam. Bet čia net nebus blogas maistas, iš esmės, nu taip, čia bus daugiau feta per vieną mylą, bet užtat porcijom normizuoti. Man dzin svarbus dabar bus skanu. Pala, dabar padarom prieš maisto išraišką meninę, ne, kaip Aura reaguoja į penktadienio KFC, dabar pagal Kernį. Koks vardas ta bičia? O, bičia ant KFC. Kažkas iš C buvo raidė parašyta. Bet pažiūrėkit. Servetėlių. Čia kaip pizza atrodo realiai. Pažiūrėkit. Čia net, holidays. Bet čia net ne bidonas, o net turi būti bidonas vištienas. Nu ne bidonas, bet čia žiūrėk kalėdinė dėžutė. Ko tau ne šventės? Aš nežinau, kai būna vištiena kibire, tai tu jauties toks žemiškesnis ir toksai... Kiaulytė. Nu, toks kaip paršas, žinai. Čia. Nu, mažesni gabaliukai biškiuką, bet jau šitie du. Išsirinkit savo nuodus.
Šitie labai skanūs. Ir šitie žiauriai skanūs. Gerai, dabar pašok, kaip tu šoki. Čia šiaip tamsu, aš nežinau, ar gerai. Gerai, einam valgyti. Nors ir nesimatau. Budelis nudės vištieną. Šiandien liūdna diena sakau. Ne, šiandien nebuvo. Šiandien buvo įdomesnė diena. Kiek tai buvo skanu. Šiaip viduje šoku. Bet kokia diena, toks yra advento atidarimas. Keistas. Tęsiam temą ir 15 dieną susirandam. Operatorių parodykite. Taip. Kur yra, suraskime visi kartu. Nors aš jau... Kokią dieną? O kodėl čia tokie mažyliukai? Ir visgi šio vakaro meniu. Dar vienas balzamas. Plius iš praeito, kur buvo rankų kremas ir balzamas, čia yra du skirtingi dalykai. Balzamas yra kietas, kremas yra toks purutis. Man patinka balzamas. Kefyras yra kefyras, pienas yra pienas. Būtent. Labai panašu, bet ne tas pats. Tai šiaip man balzamas patinka labiau žiemai, tai aš labai esu patenkinta, nes ir šitas kvapas yra labai malonus. Taigi baigėme reportažą, ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite užsiprenumeruoti, paspausti patinka, pakomentuoti, gal net Instagram'e pafollowint. Šįkart japoniškai atsisveikinti. Aš atsizuminsiu. Ačiū, kad žiūrėjote ir tikiuosi pamatyti jūs kitame video.